Mano nuomonė, naujokams labiausiai trūksta informacijos, ką po ko reikia apgalvoti prieš perkant akvariumą. Tai aš dabar šitam video trumpai prabėgsiu, kiek man užtruks laiko įrašyti, aš nežinau, perskaityti tuos punktus ir trumpai pasakyti, ką reikia galvoti, ir jis bus YouTube. Nes į 1,5 minutės reels aš netilpsiu, tik tai įdėsiu to pradžią. Tai pirmiausia, ką naujokui reikia, pirmas punktas, tai punktais įrašysiu. Pirmas punktas tai akvariumo tipas. Akvariumai būna augaliniai, ciklidiniai. Augaliniam reikia minkšto vandens ir daug šviesos. Ciklidiniam mažai vandens. Mažai šviesos užtenka, nes ciklidai išvalgo augalus, ten viskas vyksta sumpi. Ten yra kietas vanduo ir kartais kietinams. Jūriniai, atskira tema, kurios aš neturiu jokios patirties. Bet ir sistemos, pavyzdžiui, mažas jūrinis gali kainuoti daug, kaip didelis gėlavandenis, vien įranga. Skeipas. Noriu daryti landšaftą. Noriu daryti akvaskeipą. Ko man tam reikia? Krevetynas. Pavyzdžiui, auginti ir rūšiuoti krevetes akvariumas yra daromas su dumbliu, o ne su augalais, kad tu matytum krevetes. Ta prasme, ten, kur augaliniai bijo, dumblė krevetynus jau auginami. Biotopiniai. Bandom atkurti kažkokią landšaftą. Amazonės, Lietuvos upelio, taip toliau landšaftą. Nedarom gražaus vaizdą, darom ko natūralesnį. Naršykla. Kuo naršykla skiriasi nuo auginimui skirto akvariumo? Toliau, tai reikia sugalvoti pirmiausia, kokį tu akvariumą nori. Kam? Jeigu tu nori žuvičių, žuvitėms reiks degonės. Tai kalba eina apie paprastą augalinį akvariumą. Tai pirmiausia reikia auginti augalus. Okay? Sekantis punktas. Kur dėsi akvariumą? Vieta ir dydis. Ar tu turi mažiuką akvariumuką, vietas ant stalo, ir tu gali pastatyti 20x20 akvariumą, pasidaryti krevetyną arba mikro žuvis ir viskas bus gerai, ar tu turi visą namą sieną? Jeigu statai, kur statyti? Toli nuo langą, ant langą, taip toliau, kaip paruošti vietą, kas tinka, kas netinka akvariumui. Kokie baldai tinka, kokie netinka. Pavyzdžiui, nuo 60 litrų akvariumą negalima statyti ant paprastų darbinių baldų. Ta prasme, paprastų spintelių. Jam jau reikia specialaus baldą, nes pastovus svorio spaudimas įlenks baldus. Toliau, indai. Kokią akvariumą renkamės? Atvirą, uždarą. Kokio dydžio galiu? Kokios firmas? Kaip firmas renkasi klijavimo tipus, kaip firmas renkasi stiklo tipus, kokie tūriai, kokios stiklo rūšis, išlenkti akvariumai suklijuoti, kaip suklijuoti. Su sutvirtinimo juostom, be sutvirtinimo juostų, su dangčiais, be dangčių, su kokiom lempom ir taip toliau. Labai daug pasirinkimo tų akvariumų. Ir atėjus į prekybos centrą, tu matai pigiausią š. Pigiausia. Kaip stiklas, ta kokybė pigiausia yra pakankamai gera, Lenkų, pavyzdžiui. Geriau negu mes prieš 30 metų klijavom patys akvariumus. Ji yra geresnė tų pigiausių akvariumų ir jie laikys. Ir pats stiklas yra pigiausias pasirinkimas. Pats stiklas. Toliau. Elektra ir kanalizacija. Jeigu statai didelį akvariumą, be kanalizacijos toj vietoj tu pavargsi tampyti vandenį. Tai žmonės darosi remontus namuose, kad atsivestų kanalizacija. Elektra. Kam elektra? Prailgintuvams, laidams, išskyrus lempas ir šviesas, kurios gali ryti gana daug ant didelį akvariumą. Šiaip tai akvariumas valgo kaip kompas. Nieko ypatingo. Nieko ypatingo, kilovato amperų saugiklių nereikia, jeigu tai nėra didžiulis akvariumas. Bet reikia trišakių, reikia laikmačių, reikia prailgintuvų, reikia sujungti taip, kad vanduo neužbėgtų ir taip toliau. Apie tos dalykus reikia pagalvoti. Nes ten, kur akvariumą gali padėti, kad ir mažą, reikia ateiti elektra ir būtų laidai. Lempai ir filtriukui. Vat elektra pirmiausia reikalinga, kad filtras dirbtų pastoviai. Jeigu tai nėra low-tech akvariumas, kuris stovi ant palangės be nieko. Bet čia toks patyrusiems. Iš esmės reikia elektros. Šviesa. Kokia šviesa, kokias lempas, kokie laikai, kokie spektrai, ko reikia augalams, ko reikia ciklidams, kokių spektrų reikia jūrai, kokie gamintojai, ką gamina, kaip rinktis, ko nesirinkti, kokie mitai, kokie RGB,
ko reikia bijoti su RGB, kodėl reikia rinktis RGB, kas yra plan spektras, kas yra... Wow, čia labai daug. Čia labai daug, nes nuo šviesos priklauso augalų augimas. Jūriniam, ne. Bet yra bakterijos, kurios dirba šviesoje. Čia įdomių dalykų. Filtras. Kaip rinktis ir kokį filtrą tipą. Čia vėlgi labai daug. Galima turėti akvariumą be filtro. Vadinama low-tech. Yra šviesa ir akvariumas stovi kaip prūdelis, kaip pelkė. Bet dažniausiai toks akvariumas turi riziką užrūgti. Reikia tiksliai mintinai žinoti, kiek šviesos, kokiam augalui reikia taip toliau. Tai vis tik tais filtrus mes dėl bendros mažos cirkuliacijos tiek rekomenduočiau dėti. Dabar kokių jų yra? Vidinių, išorinių, pakabinamų, sumpų. Turbūt 4 tipai tokie. Aš darau savo 5, vidinį įklijuoju. Tarsi vidinis sumpas viduj. Nu, tokias 5 kategorijas. Vidinis su kempinėlė, vidinis kaip dėžė, heimai tokie būdavo, išorinis pakabinamas ant krašto, išorinis su šlangom nuvedamas kažkur ir sumpas, kai akvariumas perbėga žemyn, ten išsifiltruoja vanduo ir pakeliamas į viršų. Tai va tokie 5 pagrindiniai temai. Ką rinktis, kodėl rinktis, kokie litražai, kokie kiekiai. Vanduo. Nu, vat, kokį vandenį pilti, kokį nepilti. Pavyzdžiui, kamsta osmosė, kas lietaus vanduo, kada reikia minkštą, kada reikėtų, koks Lietuvos vanduo, koks vandentikė vanduo, koks šulinė vanduo, koks pelkės vanduo, koks lietaus, koks... Wow. Kas yra KH, GH ir taip toliau, čia yra milijons parametrų. Šiaip paprastam naujokui pilti lietuvišką čiaupo vandenį yra paprasta. Jame yra didelis kiekis natrio hipochlorido, bet mūsų to žuvis parduotuvėse jos dažniausiai prie jų išgyvena. Yra lepių žuvų ir lepių augalų, kurie niekada negyvens prie mūsų čiaupo vandens, bet naujokui užtenka čiaupo vandens. Higiena. Žmogaus ligų ir žuvų ligų prevencija. Yra daug žuvų ligų, kuriom gali susirgti žmogus. Kaip apsisaugot, kad nesusirgtum? Misobakteriozė, tuberkuliozė ir gripu. Auksinė žuvelė gali pernešti gripą, kurios serga žmogus. Ko nedaryti, kaip netraukti, kaip negerti to vandens, taip toliau. Kaip nusiplauti rankas. Kada kišti rankų, kada nekišti. Startas. Mes pasiruošėm, ką po ko darom. Kur dėti akvariumą, kokį pagrindą paruošti, kas po ko daroma, koks hardscape'as, kaip sodinti, kaip sujungti, kaip vandenį pilti, visą tai galima apšnekėti. Dumblis. Nuo ko atsiranda, kaip jį auginti, kaip išvengti, kaip naikinti. Nes vienur jo reikia, kitur jis yra peilis. Augalai. Pasirinkim augalų. Kokios yra rūšys, kokie yra jautrus, kokie yra paprasti, kuriems reikia daug šviesos, kuriems mažai šviesos, kurie greitai auga, kurie turi didelius poveikius, kas yra pieva, ko reikia pievai, ko reikia nubiui, kokie augimo tempai, kokiais būdais galima sodinti, dauginti, kokius augalus sodinti priekį, kokius gale. Bakterijos. Geras ir blogas. Vat kai akvariumas rūksta ir dengiasi ciano, tai yra blogai. Kai akvariumas įsibėgėja ir atsiranda azotą skaidančias, vadinamas denitrifikuojančias, tai yra gerai. Kada reikia, ką daro? Jų galima nusipirkti ir įsipilti akvariumą, pasimti iš seno vandens ir taip toliau, taip toliau. Mikroorganizmai. Akvariume pirmiausiai turi gyventi maža gyvybė ir netgi jeigu jūs persivesit žuvį, jos žarnyne bus bakterijų. Nu, nebūna gyvūno, kad jo žarnyne nebūtų bakterijų, nes būtų negyvas. Tai mums į akvariumą patenka gyvūnai, bakterijos ir su augalais taip toliau visokie pirmuonys. Nuo žiuželinių, infuzorijų, absoliučiai sterilų akvariumą laikyti praktiškai yra neįmanoma, be mikroorganizmų galima, tik bakterinių galima, bet praktiškai yra neįmanoma ir nereikalinga. Kokie mikroorganizmai geri, kokie blogi, kokie žalingi ten visokias amebas ir taip toliau, o kas yra naudinga kaip maistas.
Jeigu parsineši maistą iš pelkių, kokių organizmų tu parsineši nereikalingų. Makroorganizmai. Vat. Mes jau leidžiam didelius gyvūnus. Vėžiagyvius, krevetės, vėžiukus, krabiukus, taip toliau. Žuvis, visokias. Amfibijas, varlytes, oksalotlius ir taip toliau, taip toliau. Pasirinkti, kas su kuo dera, kas nedera, kas yra būrinė žuvė, kas yra vienetinė, dėl teritorijos kovoja, kokius kiekius leisti, kiek užauga žuvis. Perkama parduotuvė 3 cm užauga iki 20 ar iki metro. Ką reikia pagalvoti? Šėrimas. Pašarai kokie būna? Sausi, gyvi, šaldyti, auginti, geri, blogi, nuo ko rūksta, nuo ko mažiau rūksta. Porcijos. Kiek duoti maistą? Peršėrimas. Kada blogai peršėrimas? Kada gerai? Kada reikia daug šerti? Kada reikia mažai šerti? Kas yra dieta? Kas yra iškrovos diena? Deguonis. Gyvūnai kvėpuoja žiaunomis. Vandenį ištirpusių deguonį. Deguonį gamina augalai fotosintezės būdu. Augalai vandenį gauna šviesą, gamina deguonį. Taip gyvūnai kvėpuoja. Kada gelbsti oro pūtimas, kada vandenį galima pripūsti azotą, CO2 ir taip toliau, ką daro burbuliatorius, vat visą tai galima pakalbėti. Azoto šalinimas. Azoto arba N junginiai. Amonis, nitritai, nitratai, amiakas, kada jie yra organiniai, kada mineraliniai, kada galima pamatuoti, kada negalima, kada yra nuodingi, kada naudingi. Kodėl mes šalinam? Kada reikia nešalinti, kada trūksta. Vandens keitims. Kam keičiam, kodėl keičiam, kaip dažnai keičiam, ko nereikia daryti. Prie vandens keitimo, kodėl nereikia akmenukų plauti ir kempinių plauti. Prie filtro valymo. Vandens keitimus, filtro valymą. Dar vieną punktą galima įrašyti. Tręšimas. Iš kur augalai ima trąšas? Iš žuvų š, iš soilo, iš pogrunčio, iš trąšų pilamų į vandenį. Kada ko reikia, kada ko nereikia. Kokios būna trąšos? Mikrotrąšos, makrotrąšos, kokie kiekiai ir taip toliau, taip toliau. Ką galima matuoti, ko negalima matuoti. Augalų priežiūra. Augalų adaptacija. Prie tavo vandens, kai nusipirki, šviesos planai. 4 valandas, 6 valandas, 12 valandų ir taip toliau. Karpimai, persodinimai, retinimai, augalų hibridai, augalų spalvingumas, kada kokie augalai. Dauginimasis. Kai žuvis pradeda neršti. Jeigu ritas mailius, ką daryti? Kokios žuvis kada neršia, kokias neneršia. Aš visų tikrai nesuvardinsiu, bet paimti naujokui pagrindinė žuvis, ką daryti, jeigu koridoriukas išneršia, arba ancistrusai. Ar geriau nieko nedaryti? Gupijas, gyvavedės, kiek jos dauginsis? Restartas. Vandens nuleidimas, pernešimai kitas vietas, pervežimai, išplovimai, išvalymai, senų akvariumų pirkimai, ligos užnešamas su senais akvariumais, dumblis užnešamas su senais akvariumais, su sena įranga. Kada iš viso pirkti seną įrangą? Ar pirkti ją iš vis? Ligos. Karantinas, gydymas, dozavimai. Susirga žuvis. Druskos vonia. Vaistai. Susirga krevetė. Jiems vaistai. Žuvis gydant gali užmušti visas krevetes, jeigu vaistuose yra vario. Gydant krevetes gali nužudyti žuvis. Ir taip toliau, taip toliau. Parazitai, planarijos ir viskas. Čia yra tema kosminė. Nesėkmės. Ką daryti, jeigu tu praradai? Kaip prarandi? Avarijos. Akvariumo trūkumai. Žuvų ligos. Ta prasme, masiniai kritimai. Ir pertraukas nuo akvariumų. Ką daryti, jeigu aš pavargau? 2,5 metų kovoti su planariu. Ir taip toliau. Tokius, dabar man čia 14,5 minutės, bet tuos punktus galima atskirai kalbėti. Bet ką reikia pergalvoti? Bet kas gali pasižiūrėti tą video, prasukti ir pažiūrėti, tuos 25 punktus reikia pergalvoti prieš perkant akvariumą.